Tai labą dieną visiems. Esu Erika, kuri taip pat jungiasi prie Loretos grupės ir skaitau šią knygą Deimantų šlifuotojas. Ir tęsiu toliau pradėtą knygą, kurią skaitė 3 dienas pirmas Loreta. Tai 4 dieną skaitysiu aš ir mes pradėsime trečią skyrių, kuris vadinasi Kaip atsirado deimantų šlifuotojas. Šiaip aš niekada nesu garsiai skaičiusi knygų, taip tuo labiau įrašinėjusi, tai yra pirmas kartas, dar didesnis mano komforto zonos plėtimas. Tai ačiū, kas klausote pradžioj, tai pradedame trečiąjį skyrių, kaip atsirado deimantų šlifuotojas. Pradedame svarbę kelionę į visiškai naują teritoriją, atrasdami mintis ir idėjas apie verslo ir gyvenimo valdymą. Šios idėjos dar niekada nebuvo aprašytos jokioje šiuolaikinėje tokio pobūdžio knygoje. Būtų pravartu išgirsti, kur ir kada mus pasiekė ši išmintis. Pirmiausia, aptarsime patį deimantų šlifuotoją. Tai nutiko daugiau nei prieš 2000 metų senovės Indijoje. Turtingas princas vardu Sidharta pavergė šalies žmonių širdis, panašiai kaip kitas žmogus vardu Jėzus, pasirodysiantis tik po 5 šimtmečių. Jis užaugo turtinguose ir prabangiuose rūmuose, tačiau pamatė žmonių kančias ir supratęs, kad vieną dieną visi neišvengiamai turime prarasti viską, kas mums brangu, visus daiktus ir žmonės, jis paliko rūmus, mėgindamas išsiaiškinti, kas verčia mus kentėti ir kaip tai sustabdyti. Ir jam pavyko suvokti šias tiesas, tad jis ėmėsi mokyti žmonės kelio į jas. Daugelis jų paliko savo namus, kad sektų paskui jį, sutikdami gyventi paprastą vienuolio gyvenimą, be turto, tačiau su aiškiu protu, be poreikio nuolat prisiminti, ką ir kam jie skolingi. Po daugelio metų vienas mokinys atskleidė, kad pirmą kartą buvo papasakotas deimantų šlifuotojas. Savo mokytoją Budą jis vadina nugalėtoju. Ir štai ką jis sako. Kartą išgirdau Budą sakant šiuos žodžius. Nugalėtojas gyveno Šravatstyje Anata Pindados parke, princo Džetavano soduose. Su juo buvo susirinkę 1250 vienuolių, pirmojo lygio mokinių, taip pat daugybė kitų, einančių atjautos keliu. Ir jie buvo didžios šventos būtybės. Kartą išgirdau Budą kalbant šiuos žodžius. Tai įprasta senovės išminties knygos pradžia, nes daugelis jų buvo užrašytos gerokai vėliau, kai Buda jau buvo palikęs šį pasaulį. Tomis dienomis žmonės puikiai mokėjo ilgam įsidėmėti didžiojo mokytojo duotus nurodymus. Žodis kartą čia yra labai prasmingas. Pirmiausia, tai reiškia, kad paprasti senovės Indijos gyventojai pasižymėjo giliu protu. Jie mokėjo atmintinai įsidėmėti žodžius tuo pat metu, kai jie buvo sakomi, ir iš karto suprasti giliausią prasmę. Antra, šis žodis rodo, kad deimantų šlifuotojas buvo išdėstytas tik kartą, o tai reiškia, kad jame pateikta išmintis, žinios apie tai, kas iš tikrųjų viską lemia. Šiame pasaulyje yra retas ir brangus dalykas. Aiškindamas deimantų šlifuotoją, Čionei Lama pateikia mums daugiau informacijos, kaip ir kur atsirado šis didis mokymas. Čia paryškintų šriftu pažymėtos vietos, kur jis įterpė paties šlifuotojo žodžius. Šiais žodžiais apsakoma vieta, kurioje vyko mokymas. Žmogus, kurį girdime kalbant, yra tas, kuris šį mokymą išdėstė žodžiais. Pirmiausia, jis sako, kad girdėjo Budą kalbant ir dėstant mokymą. Kartą, o tai reiškia konkretų laiką, nugalėtojas gyveno Šravastyje, Anata Pindados parke, princo Džetavano soduose. Su juo buvo susirinkę, tai reiškia, kad buvo kartu su juo 1250 vienuolių,
pirmojo lygio mokinių, taip pat daugybė kitų, einančių atjautos keliu. Ir jie buvo didžios, šventos būtybės. Indijoje tuo metu buvo 6 dideli miestai, tarp jų ir Šravastis. Šis miestas buvo karalius Prisenos Adžitos valdose, o jame buvo ypač graži vieta, nuostabus princo Džatavano sodai. Praėjus keleriems metams, kai nugalėtojas pasiekė nušvitimą, vienas namų šeimininkas vardu Anata Pindada nusprendė pastatyti didelę nuostabią šventyklą, kurioje Buda ir jo pasekėjai galėtų nuolat gyventi. Todėl jis kreipėsi į princą Džatavaną ir nupirko jo sodus, sumokėdamas jam daug tūkstančių aukso monetų, kurių pakako patiems sodams pripildyti. Džatavanas taip pat pasiūlė nugalėtojui žemės sklypą, kuriame buvo įrengti prižiūrėtojų namai. Šiuose soduose Anata Pindada, pasinaudojęs Šariputros sugebėjimais, nurodė amatininkams atvykusiems tiek iš dievų, tiek iš žmonių žemių įrengti nepaprastą parką. Kai parkas buvo baigtas, nugalėtojas pavadino šventyklą jo vardu, supratęs, kad toks buvo Džatavano noras. Beje, Anata Pindada buvo didi būtybė, sąmoningai gimusi žmogumi, kad taptų mokytojo globėju. Jis turėjo galią matyti brangakmenių ir metalų telkinius giliai po vandeniu arba po pačia žeme ir galėjo panaudoti šiuos turtus, kada tik panorėjęs. Šių įžanginių deimanto šlifuotojo eilučių prasmė yra svarbi. Buda ruošėsi mokyti grupę vienuolių, kurie, panašiai kaip Jėzaus mokiniai, nusprendė palikti savo įprastus darbus ir skirti savo gyvenimą mokytis jo kelyje. Tačiau mokymas tapo įmanomas todėl, kad atsirado galingų žmonių, turtingų žmonių, kurie sudarė tam sąlygas. Senovės Indijoje karališkiai asmenys buvo savo šalių ekonominio ir politinio gyvenimo varomoji jėga. Jie buvo ne kas kita, kaip šiuolaikinės vakarų visuomenės, verslo bendruomenės atitikmuo. Šiandien, kalbėdami apie Budą ir budizmo idėjas, dažniausiai įsivaizduojame keistos išvaizdos vyrą su gumbu ant galvos ir jei matėme vieną iš tų kiniškų statulų, plačia šypsena bei dideliu pilvu. Tačiau verčiau įsivaizduokite aukštą ir gražų princą, ramiai keliaujantį po šalį, su giliu žinojimu, įsitikinimu ir užuojautą skleidžiantį idėjas, tinkančias kiekvienam, siekiančiam sėkmės ar ieškančiams gyvenimo prasmės. Ir įsivaizduokite jo sekėjus, ne tik kaip skustagalvius maldininkus, sėdinčius ant žemės su kryžiuotomis kojomis ir giedančius om į sieną. Bene, didžiausi budizmo meistrai senovėje buvo karališkųjų šeimų atstovai, turėjo pakankamai ryžto ir talento valdyti ištisą šalis ir ekonomiką. Pavyzdžiui, yra puikių budistų. Mokymas vadinamas kalačakra arba laiko ratas. Pastaruosius kelius šimtus metų specialiuose susibūrimuose jį perduodavo kiekvienas Tibeto Dalai Lama. Tačiau iš pradžių Buda jį dėstė senovės Indijos karaliams, nepaprastai įžvalgiems ir gabiems žmonėms, kurie savo ruoštų mokė kitus karalius. Ir taip jis keliavo iš kartos į kartą. Apie tai kalbu norėdamas atkreipti dėmesį į paplitusią klaidingą nuomonę apie budizmą ir apskritai kiekvieno žmogaus vidinį dvasinį gyvenimą. Budizmas visada mokė, kad tam tikrų laiku, tam tikroje vietoje reikia pagyventi atsiskyrusio vienuolio gyvenimą, atskirai nuo pasaulio, kad išmoktum jam tarnauti. Tačiau mes turim tarnauti pasauliui, o kad tai sugebėtume, turime būti jame. Per tuos metus, kai dirbau versle, sutikau daugybę iškilių verslo žmonių, gyvenusių nepaprastai gilų dvasinį gyvenimą. Ir mane tai stebino. Prisimenu vieną žmogų iš Bombėjaus, neseniai pervadinto į Mumbajų, prekiavusi deimantais, vardu Dhirų Šahas. Išlipdamas iš lėktuvo Niujorko Kenedžio oro uoste, jis atrodydavo nedidelio ūgio, rusva oda,
su akiniais, praretėjusiais plaukais ir drovia šypsena. Prasibrovęs pro minę, prisimindavo nedidelį nutrintą lagaminėlį ir taksi nusigaudavo į kuklų viešbutį Manhetene. Ten vakare suvalgydavo kelias riekes naminės duonos, kurią jam iškepdavo ir su meilė į lagaminą įdėdavo žmona Ketki. Tačiau iš tikrųjų P. Šachas vienas įtakingiausių deimantų pirkėjų pasaulyje. Mūsų kompanijai jis kasdien nupirkdavo 1000 deimantų. Jis vienas dvasingiausių žmonių, kokius man teko sutikti. Metams bėgant, jis tyliai atskleidė man savo vidinio gyvenimo turtus. Šachas yra džainistas. Jis išpažįsta senovinį Indijos tikėjimą, atsiradusį tais pačiais laikais kaip ir budizmas. Daugiau nei prieš 2000 metų. Sėdėdavome kartu vakaro tyloje ant vėsių grindų šventykloje, netoli jo namų, paprastame, bet puošniame akmeninėme statinyje. Ramiame kampelyje, apsuptame Bombėjaus chaoso, šventyklos gilumoje, vėsioje tamsioje apie altorių vaikščiojo šventikai, o jų veidus ir jų dievo atvaizdą nušviesdavo švelni mažų raudonų aliejinių lempų šviesa. Į vidų įeidavo moterys, apsivilkusios lengvas šilkines sukneles ir nusilenkusios iki žemės atsisėsdavo melstis. Vaikai kuždėdavosi, eidami nuo statulos prie statulos, nužvelgdami 1000 šventų būtybių. Verslininkai, palikę portfelius ir batus ant šventyklos laipto apačioje, pagarbiai kildavo į koplyčią ir ten susėdę tyloje bendraudavo su Mahaviru. Ten sėdėdami jūs esate savo dvasia. Galite visiškai pamiršti laiką, pamiršti kokia tai diena, ar kad jau laikas keltis ir eiti namo, pamiršti 1000 dienos rūpesčių ir pamiršti operos teatrą. Operos teatras įkūnija deimantų verslą Indijoje, kur purvo plytų nameliuose ir milijonus dolerių kainuojančią daugia aukščiuose biuruose dirba 500 000 žmonių. Jie nušlifuoja didžiąją dalį pasaulio deimantų ir siunčia juos klientams Amerikoje, Europoje, artimuosiuose rytuose ir Japonijoje. Iš tikrųjų, operos teatru pavadinti tik 2 aptriušę seni pastatai. Vienas 16, kitas 25 aukštų. Tokį pavadinimą gavę nuolat netoliese Bombėjaus gilumoje įsikūrusio seno operos teatro. Iš tikrųjų, operos teatru pavadinti tik 2 aptriušę seni pastatai. Vienas 16, kitas 25 aukštų. Tokį pavadinimą gavę nuo netoliese Bombėjaus gilumoje įsikūrusio seno tikro operos teatro. Kad patektumėte į šios pastatus, kurie senu klerančiu automobiliu įvažiuoti į neįtikėtinai perpildytą automobilių stovėjimo aikštelę, tada prasiskinti kelią pro betoninės angos, pro minę pradedančių deimantų prekeivių, šūkaujančių vienas kitam pageidavimus ir pasiūlymus, mojuojančių nušiurusiais popieriniais paketėliais su keliais mažyčiais akmenukais. Pardavėjai ir pirkėjai stovi vieni prieš kitus ir nematoma ženklų kalba liečia pirštais vienas kito delnus, parodydami, kokia turėtų būti sandorio kaina. Vargais negalais prasiskynus kelią pro minę, tenka dar pasigrūsti, bandant patekti į vienintelį šiandien veikiantį nutrintą liftą. Visada galima rinktis važiuoti liftu ir rizikuoti dingus elektrai įstrigti kelioms valandoms kažkur tarp aukštų arba lipti maždaug 20 aukštų laiptais ir atvykti su Bombėjaus karštyje ir drėgme prakaitu permirkusiais naujais marškiniais. Tada, kad patektum į biurą, dar reikia įveikti egzotišką senovinių indiškų spynų, skaitmeninių judesio daviklių ir sudėtingų garso jutiklių kombinaciją. Tačiau viduje viskas staiga pasikeičia. Didesnių biurų grindys ir sienos padengtos marmuru, kaip ir tualetai, o ant marmurinių pjedestalų puikuojasi gražiausios antikos laikus primenačios skulptūros, atsiųstos iš filialo Belgijoje. Tualeto įranga paauksuota, o pats klozetas nuostabus derinys,
vakarietiška sėdimoji dalis su porcelianinėmis rankenėlėmis šonuose, kad žmonės, jei nori, galėtų pritūpti senovišku indišku būdu. Už vidinių rakinamų durų ramūs kabinetai su oro kondicionieriais, o juose ilgomis eilėmis susėdusios jaunos indės, apsirengusios ariais, kaip prieš 1000 metų. Jos susikaupusios sėdi, apšviestos švelnia fluorescencinė tam tikro dažnio šviesa, o priešais kiekvieną iš jų guli tvarkinga deimantų krūvelė, kurių vertė gali siekti $100,000. Viena ranka iš po sarių kloščių specialių plonyčių pincetų jos kelia deimantą iš krūvelės, palaiko prie padidinto stiklo kitoje rankoje, apžiūri, o tada grakščiai perbraukia akmenėlį per balto plono popieriaus lapą ir šis atsiduria vienoje iš kokių 5 krūvelių, kuriuose deimantai jau surūšiuoti pagal dydį ir kainą. Vienintelis garsas kambaryje – tai lengvi pinceto brūkštelėjimai per popierių ir vos girdimas akmenėlių barškėjimas, jiems leidžiantis į reikiamas krūveles. Tokią sceną galima išvysti rūšiavimo kambariuose visame pasaulyje – Niujorke, Belgijoje, Rusijoje, Afrikoje, Izraelyje, Australijoje, Honkonge ar Brazilijoje. Kartą nuvykome į užmiestį pažiūrėti, kaip iš tikrųjų šlifuojami akmenys. Daugybė deimantų apdorojama tiesiog žmonių namuose, padedant visai šeimai. Neapdoroti deimantai iš didžiųjų Bombėjaus deimantų namų kasdien iškeliauja į kaimus, o juos gabena platus tinklas pasiuntinių su mažais krepšeliais, keliaujančių traukiniais, autobusais, dviračiais ar pėsčiomis. Vėliau, grįžę tuo pačiu keliu, akmenėliai atsiduria kažkur rūšiavimo kambaryje. Paskui mažoje metalinėje dėžutėje, kurią saugojo Brinks, kurjeris, nepaleisdamas jos iš rankų skrydyje į Niujorką. Navsaris yra tipiškas šlifuotojų miestelio Gudžarato valstijoje, vietoje į šiaurę nuo Bombėjaus, kurioje yra didžiausia deimantų dirbtuvių koncentracija. Į Navsarį plūsta darbininkai iš visos šalies, tikėdamisi gauti vieną stabiliausių darbo vietų Indijoje. Jie sudaro maždaug 6 mėnesių darbo sutartis. Paprastai iki vienos iš didžiausių religinių švenčių, pavyzdžiui, Divalio. Tada atsiėmė atostogų premiją, kitą dieną išvyksta iš miesto. Kartais net už 1000 kilometrų, kad kelioms savaitėms pasimatytų su žmona ir vaikais ir investuotų pinigus į kaimynų kukurūzo derlių. O paskui, susikrovę nedidelį krepšį, jie grįžta į dirbtuves. Dar vienam pusmečiui. Deimantų prekyba Navsaryje vyksta kaip niekur kitur pasaulyje. Įsivaizduokite, kad bandote prasibrauti pro minią susigrūdusių purvinoje mažo indų miestelio gatvėje, besidriekiančią gal kilometrą ar 2. Visi žmonės minioje šūkaudami laiko pamažytę sulankstytą popieriaus skiautelę, kurioje gal 1 ar 2 deimantėliai. Šiek tiek didesni už tašką šio sakinio pabaigoje. Jie vis dar padengti šlifavimo alyva, todėl yra metalinės pilkos spalvos. Ir turėtum būti arba labai patyręs indų prekeivis, arba visiškas kvailys, jeigu bandytum pirkti tokį akmenėlį, nesugebėdamas atskirti, ar išvariai baltas, brangus, ar ryškiai geltonas, bevertis. Automobiliai abiem kryptimis braunasi pro tirštą minios masę, negailėdami garsių signalų. Saulė kepina viršugalvį. Marškiniai pasidengia smulkiomis dulkėmis, kurios susimaišusios su prakaitu virsta ruda pasta. Gatvės prekeiviai rankomis ir keliais braunasi pro minią, tiesiog šliauždami tarp prekeivių kojų, tikėdamiesi rasti mažytį deimanto gabalėlį atsitiktinai nukritusį ant žemės, tarsi viščiukai, kurie ieškodami grūdų, tai išsitiesia, tai pritupia. Tolimiausios Indijos deimantų imperijos žemės yra prie Bhavnagaro, netoli vakarinės pakrantės ir Arabijos jūros, kur prasideda Radžastano dykumos ir šurmuliuoja Džaipūras,
Smaragdų prekeivių miestas, pastatytas iš rausvojo smiltainio. Hiru šachas nuskraidino mane ten braškančių indiškų lėktuvų. Ir štai mes automobiliu važiuojame į Palitanos kalną, švenčiausią džainistų vietovę. Sustojame prie paskutinių deimantų dirbtuvių, nedidesnių už vasarnamį dykumos pakraštyje. Ten išgeriame po mažytį puodelį tirštos indiškos arbatos su prieskoniais, o vaikai ir egzotiškos namų šeimininkės spokso į mus iš už plytelėmis išklotų sienų ir šydų, kikendami ir aptarinėdami retą baltąjį svečią. Palikdami šį namą ir paskutinės dirbtuves, tarsi paliekame savo gyvenimą, pereidami iš verslo pasaulio į kalnų papėdę, ieškodami to, kas mūsų viduje. Naktį praleidžiame kukliuose nakvynės namuose, prieškalnyje, kuriuos deimantų darbininkai pastatė tokiems pat ieškotojams, pajutusiems dvasinį poreikį ir atvykstantiems čia. Prieš aušrą Hiru tyliai nusiveda mane į specialų kiemą, kuriame prasideda kelias į kalną. Ant akmeninių sienų iškaltos 25 šimtmečių maldos ir čia paliekame batus, nes akmenuotų takų į kalno aukštumas turime eiti basomis, gerbdami vietos šventumą. Judame tamsoje ir kartu su tūkstančiais kitų piligrimų. Oras vėsus, o nugludinti akmenys po kojomis byloja apie milijonus pėdų, kurios kiekvieną rytą šimtmečius taip kopė į kalną. Kopimas trunka kelias valandas, bet jos netrodo ilgos, nes mus supa kitų žmonių mintys ir maldos, tokios pat raminančios kaip akmenuota žemė po mūsų kojomis. Pagaliau pasiekę viršūnę, patenkame į iš akmens iškaltų mažų šventyklų, koplyčių ir altorių labirintą. Viduje dar tamsiau negu lauke. Aklai judame pirmyn, kol pajuntame, kad esame ten, kur reikia. Tada atsisėdame, kur tik randame vietos ir pasiliekame medituoti ant vėsaus akmens. Pasigirsta vos girdimas giedojimas, bet vis dar tamsu. Jaučiame tūkstančio žmonių kvėpavimą, širdies plakimą ir laukimą. Kalno viršūnėje visi sėdime veidų į rytus, žvelgdami į Indijos lygumas. Taip medituojant, užmerktomis akimis, tamsa pradeda švelniai keistis. Netrukus pasirodo rožiniai, paskui šafraniniai atspalviai, o galiausiai bronzinė ir auksinė kylančios Indijos saulės šviesa. Mes pasiliekame meditacijoje, apmąstydami savo gyvenimą ir tai, kaip toliau jį gyvensime grįžę. Niekas negeria vandens, nevalgo, nes ant šio kalno tai atrodo beveik šventvagystė. Atėjus laikui, atsikeliame, atiduodame pagarbę šventykloms ir pradedame leistis žemyn nuo kalno. Nuotaika pasikeičia į šventinę, vaikai juokiasi ir bėga į priekį. Pirmą kartą gyvenime tenka pripažinti, koks stebuklas yra turėti batus, nes tavo atviros pėdos pradeda tinti ir skilinėti. Tačiau dėl to visa tai atrodo dar didesnė dovana. Ir tik tada sužinau, kad Hiru šachas, šis laimingas tamsaus gymio deimantų prekeivis, daug savo ankstesnio gyvenimo metų praleido su dvasiniais mokytojais ant to paties kalno. Tik vėliau sužinau, kad lankydamasis Niujorke ir dalyvaudamas tarptautiniuose valdybos narių susirinkimuose, jis dažniausiai pasninkaudavo, o grįžęs į Taimso aikštės šviesų nušviestą viešbučio kambarį melsdavosi iki vėlumos. Jo biuras Bombėjuje spinduliuoja jaukia šeimyninė šiluma. Jis rūpinasi kiekvienu ten esančiu žmogumi, kaip sūnumi ar dukra. Čia padeda padengti santuokos ceremonijos išlaidas, čia mylimo žmogaus kremavimo kaštus. Jis visą dieną tiesiog paniręs milijonuose dolerių. Tačiau stengiasi nepanaudoti nė cento be tinkamos priežasties. Namuose jo šeima taip pat gerai prižiūrima.
Daugelį metų, kai artimai bendravau su šachais, jie gyveno mažame butelyje, trečiame nedidelio ramaus pastato aukšte, Vileparlio priemiestyje. Ponia Šach buvo turtinga, dar iki jiems susituokiant, o Dhiru kartu su sūnumi Vikramu tuos turtus dar padidino. Tad visi draugai ir pažįstami nuolat juos erzindavo kalbomis apie ištaigingesnį būstą. Jie sakydavo, kad vaikams augant jiems reikės nuosavų kambarių. Tačiau šeima gyveno taip, kaip ir daugelį metų. Visų gerbiamas ir prižiūrimas senelis gyveno savo patogiame kambaryje, šalia virtuvės. O kiti šeimos nariai, linksmai kikendami prieš miegą, išeidavo į balkoną. Atsiguldavo po žvaigždėtų dangumi ir pasimėgaudavo nakties oru bei žydinčių medžių kvapais. Net kai jie pagaliau įsigijo ir įrengė didžiulius apartamentus išskirtinėme miesto rajone, vis tiek miegodavo visi kartu nedidelėme kampinėme kambaryje. Jie laimingi. Po šio pasakojimo esmė labai paprasta. Žmonės Amerikoje, įskaitant ir mane, visada labai ciniškai žvelgdavo į būtybės, kurias vadiname verslininkais. O kai augau 70-ajame dešimtmetyje, vadinti žmogų šiuo žodžiu beveik buvo įžeidimas. Vyravo stereotipas, kad verslininkas tai vilkas apsirengęs griežtų dalykinių kostiumu, kalbantis pernelyg greitai, gyvenantis tik dėl pinigų ir darantis viską, kad jų gautų, nekreipdamas dėmesio į aplinkinių poreikius. Tačiau tik pažiūrėkite. Šiandien verslo pasaulyje nebejotinai dirba daugybė talentingiausių šalies žmonių. Kaip niekas kitas, jie turi ryžto ir geba padaryti tai, kas būtina. Kiekvienas jų tarsi laikrodis, kuria milijardinės vertės prekes ir paslaugas, nuolat tobulindami produktus, vis trumpindami jų gamybos laiką ir mažindami išlaidas. Inovacijos ir efektyvumas yra jų gyvenimo būdas, kaip jokiame kitame mūsų visuomenės sektoriuje. Verslo žmonės yra rūpestingi, veržlūs, kruopštūs ir įžvalgūs. Tie, kurie tokie nėra, neišgyvena, nes verslas turi savo grynumą, savo natūralios atrankos procesą. Niekas su jumis ilgai nesitaikstys, bet kuriame įmonės lygyje, jei nekursite vertės. Akcininkai ir vadovai, o dar labiau jūsų bendradarbiai atsiribos nuo jūsų, jei nesugebėsite prisidėti ir kurti. Šį procesą esu stebėjęs daug kartų. Jis vyksta taip, tarsi organizmas atmestų svetimkūniai. Dažniausiai verslininkai pasižymi giliu vidiniu gebėjimu. Jie, kaip ir mes, visi trokšta tikro dvasinio gyvenimo, o gal net stipriau už kitus. Jie matė daugiau pasaulio nei dauguma mūsų ir žino, ką jis jiems gali duoti, o ko negali. Jie ieško logikos dvasiniuose dalykuose. Jie reikalauja, kad metodai ir rezultatai būtų aiškus, kaip ir bet kurio verslo sandorio sąlygos. Dažnai jie pasitraukia iš aktyvaus dvasinio gyvenimo ne todėl, kad yra godūs ar tingus, bet tiesiog todėl, kad joks kelias netitiko jų reikalavimų. Deimantų šlifuotojas buvo sukurtas būtent šiems žmonėms, talentingiems, ištvermingiems ir sumaningiems. Niekada nesutikite su mintimi, kad dėl to, jog užsiimate verslu, neturite galimybių, laiko ar asmeninių savybių, būtinų tikram dvasiniam gyvenimui, arba kad gilus vidinis gyvenimas kažkaip prieštarauja verslo karjerai. Deimanto šlifuotojo išmintis sako, kad būtent tie žmonės, kuriuos traukia verslas ir turi vidinės stiprybės suvokti bei vykdyti gilesnės dvasios praktikas. Ši išmintis naudinga žmonėms ir be jokios abejonės naudinga ir verslui. Tai visiškai atitinka Budos žinią. Amerikoje ne kas kitas, o verslo bendruomenė tyliai, bet abejotinai sukels revoliuciją mūsų supratime apie darbą bei gyvenimą ir siekdama šiuolaikinio pasaulio tikslu, ji naudosi senovės išmintimi. O dabar pažiūrėkite,
kai Buda atsikėlė ir pasiruošė darbui tą dieną, kai mokiniams papasakojo apie deimantų šlifuotoją. Ryte nugalėtojas apsivilko vienuolio drabužius ir apsiaustą, pasiėmė išminčių taurę ir įžengė į didįjį Šravasti miestą, eidamas iš namų į namus ir prašydamas kuklaus valgio, kaip budistų vienuolis. Taip, prisirinkęs maisto, jis grįžo iš miesto ir jį suvalgė. Baigęs valgyti, Buda paslėpė dubenį ir staltiesę, nes laikė praktikos nevalgyti vakarienės, kad protas būtų aiškus. Jis nusiplovė kojas ir atsisėdo ant jam paruoštos pagalvės, sukryžiavęs kojas, ištiesė nugarą ir susimąstė. Tada daugybė vienuolių žengė link nugalėtojo ir pasiekė jo pusę, nusilenkė ir palietė galvas prie jo kojų. Jie 3 kartus pagarbiai apėjo aplink jį ir atsisėdo į vieną pusę. Su ta pačia mokinių grupe buvo ir jaunesnysis vienuolis Subhutis, kuris atsisėdo šalia jų. Tuomet jaunesnysis vienuolis Subhutis pakilo nuo pagalvės, pagarbiai nusimetė viršutinio drabužio kampą nuo vieno peties ir atsiklaupė dešiniuoju keliu ant žemės. Žvelgdamas į nugalėtoją, suglaudė delnus prie širdies ir nusilenkė. Jis kreipėsi į nugalėtoją tokiais žodžiais: O nugalėtojų, o Buda! Tathagata nugalėjęs žalingų minčių valdovą, visiškai nušvitęs, tu davei daug naudingų pamokymų mokiniams, einantiems atjautos keliu, tiems, kurie yra didžios ir šventos būtybės. Visi nurodymai, kuriuos tu, Buda, kada nors mums davei, mums labai padėjo. Ir Tathagata, nugalėjęs žalingų minčių valdovą, visiškai nušvietęs, taip pat pamokė tuos pačius mokinius, suteikdamas jiems aiškę kryptį. Kad ir kokią aiškę kryptį būtum nurodęs, o nugalėtojų, tai buvo nuostabu. Tai, o nugalėtojų, yra labai nuostabu. Tada Subhutis uždavė tokį klausimą: O nugalėtojų, o ką daryti tiems, kurie tvirtai žengė į gailestingumo kelią? Kaip jie turėtų gyventi? Ką jie turėtų praktikuoti? Kaip jie turėtų saugoti mintis? Tada nugalėtojas, atsakydamas į Subhučio klausimą, ištarė šiuos žodžius: O Subhuti, tai gerai. Tai gerai. O Subhuti, taip ir yra. Tathagata davė naudos einantiems gailestingumo keliu. Šioms didžioms ir šventoms būtybėms, suteikdamas joms naudingų pamokymų. Taip ir Tathagata iš tiesų davė aiškę kryptį šiems mokiniams, suteikdamas jiems aiškiausius nurodymus. O kadangi taip yra, o Subhuti, dabar klausykis, ką sakau, ir pasirūpink, kad šie žodžiai tvirtai liktų tavo širdyje, nes aš tau atskleisiu, kaip turėtų gyventi, ką turėtų praktikuoti ir kaip turėtų saugoti savo mintis tie, kurie tvirtai įžengė į atjautos kelią. Tebūnie taip, atsakė jaunesnysis vienuolis Subhutis ir atsisėdo klausytis, kaip nurodė nugalėtojas. Tuomet nugalėtojas pradėjo kalbėti šiuos žodžius. Tai aš 3 skyrių baigiau. Labai dėkui, kas klausysite. Ir tiek. Baigiu. Skaičiau nuo 28 puslapio iki 40. Tai ačiū, kad klausote ir kad žiūrite ir kartu naudojatės šią knygą.